Treneri, istorinė pergalė, turbūt tiek jums, tiek Juventus komandai? Aš manau, kad taip. Aš manau, kad tikrai istorinė pergalė. Vis dėlto šiemet Šiauliai namuose pralošė tik tai 2 komandom. Viena iš jų buvo Žalgiris, kita buvo, aš manau, Perlas, kuri tikrai sulošė labai gerai. Mes dabar esame 3 komanda. Treneri, šiandien puolimas suveikė turbūt be priekaištų. Čia Šiaulių gynyba turėjo spragų, ar jūsų deriniai tiesiog pasteisino? Aš manau, kad atsirado kiekvienam kėlinukė žmogus, kuris sugebėjo pasidaryti lyderiu, taip galiu sakyti. Vienam kėlinukė Aurimas, kitam Marius, trečiam kitas Marius Gedas. Ta prasme, visi žaidė tikrai gerai. Jūsų starto penketas turbūt taip pat pasteisino netradicinis, nes neleido Šiauliam įsibėgėti ir nebuvo tos pradžios, kurią garsėja Šiauliai. Mes akcentavom, kad yra pagrindinis dalykas pradžia, pagrindinis dalykas yra 3 dalykai pagrindiniai buvo. Tai buvo atšokę kamuoliai, kur tikrai nesutvarkėm šiandien. Buvo greitas puolimas, kurį, aš manau, sustabdėm ir be abejo tritaškiai, kuriuos išgi, manau, susitvarkė. Treneri, Vytauto Šarakausko problema šiandien ir vėl nebuvo išspręsta, nes vėlgi įspūdingai sužaidė. Vytautas yra universalus žaidėjas. Jeigu atsitrauksime, mes tritaškiai, ant kiekvieno kamuolys yra kovotojas. Aš žinau jau nuo pernai metų, tai žmogus, kuris viską atiduos, kad tik tai laimėtų. Treneri, jums pačiam ši pergalė labai svarbi buvo, visgi sugrįžote į Šiaulius ir įveikėt savo gimto miesto komandą. Nėra kažkokia širdį? Man svarbi tom, kad tai yra atkrentamos varžybos ir kiekvienas pralošimas praktiškai yra pabaiga sezono, o mes stengiamės, kad tas sezonas tęstas toliau. Treneri, 1 pergalė ir serija 1-0 ir rungtynės Utenoje. Kokios kovos ten galima tikėti? Dar sunkesnės negu čia.